Labą dieną. Šių mokymų metu pristatysime energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų pakeitimus viešiesiems pirkimams ir ką svarbu žinoti pirkimų vykdytojams. Nuo 2026 metų gegužės 11 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 metų birželio 18 dienos įsakymo numeris 154 nauja redakcija ir jo pavadinimas dabar yra dėl prekiams išskyrus kelių transporto priemonės, paslaugoms, darbams ir pastatams įsigyjamiems viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų ir koncesijų suteikimo procedūrų metu keliamų energijos vartojimo efektyvumo rodiklių ir ar taikytinų reikalavimų, kriterijų ir jų taikymo tvarkos aprašas. Toliau šį energetikos ministro įsakymą mes tiesiog vadinsime energetikos ministro įsakymas. Svarbu paminėti, kad iki 2026 metų gegužės 10 dienos pradėtos pirkimų ir koncesijų suteikimo procedūros tęsiamos pagal iki pakeitimų įsigaliojimo galiojusias nuostatas. Ir tuo pačiu sudarytų preliminarių sutarčių pagrindų atnaujintas tiekėjimų varžymasis ir sukurtose dinaminėse pirkimo sistemose pirkimo procedūros taip pat gali būti atliekant taikant šio įsakymo nuostatas tiek, kiek jas galima taikyti, nepažeidžiant dinaminių pirkimų sistemų sąlygas. Arba taikyti iki energetikos ministro įsakymo įsigaliojusias nuostatas. Kas keičiasi energetikos ministro įsakymu? Visų pirma, energetikos ministro įsakymas yra praplečiama jo taikymo sritis. Šiuo metu energetikos ministro įsakymas taikomas ne tik perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams, taip pat jisai taikomas ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme apibrėžtoms koncesijas suteikiančioms institucijoms. Svarbu paminėti, kad energetikos ministro įsakymas mažos vertės pirkimams yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau rekomenduojama jį taikyti, kai tai nesukelia neproporcingos administracinės arba finansinės naštos. Prekių sąrašas, kurį patvirtina energetikos ministro įsakymas, taip pat yra atnaujintas. Jis dabar vadinasi prekių išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų ir koncesijų suteikimo metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai. Toliau mes tą sąrašą vadinsime tiesiog prekių sąrašas. Pasikeitė truputėlį to sąrašo apimtis, dabar prekių sąrašą sudaro 32 prekių kategorijos, bet prekių sąrašas ir pasirinkimo spektras yra platus, lygiai taip pat kaip ir buvo anksčiau, nuo buitinės technikos iki tam tikrų pramoninių įrenginių. Kokie nauji reikalavimai yra atnaujintame energetikos ministro įsakymą ir į ką svarbu atkreipti dėmesį. Visų pirma, reikalavimas prekiams išskyrus padangas yra nustatytas, kad prekės turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausių energijos vartojimo efektyvumo klasių prieinamų ES rinkoje. Tai reiškia, kad jeigu prekės yra ženklinamos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimu, etiketėmis, pirkimo vykdytojas gali nustatyti pirkimo dokumentuose reikalavimų, kad prekės turi atitikti ne pačią aukščiausią A energetinę klasę, kaip buvo sename energetikos ministro įsakyme, o turi nustatyti, kad gali atitikti arba A arba B klasę. Tokiu atveju, jei rinkoje nėra nurodytų energijos vartojimo efektyvumo klasių prekių, pirkimo vykdytojas gali įsigyti aukščiausios rinkoje prieinamos energijos vartojimo efektyvumo klasės prekę
O jei ir tokios prekės nėra, tada artimiausios žemesnės prieinamos klasės prekė. Atskiras reikalavimas yra nustatytas padangoms, kad padangos turi atitikti aukščiausią degalų naudojimo efektyvumo klasę prieinamą ES rinkoje. Išskyrus numatytus atvejus, kai dėl saugumo ar visuomenės sveikatos priežasčių yra pagrindžiama ir galima būtų įsigyti padangas aukščiausio sukibimo su šlapia danga klasės arba aukščiausio išorinio riedėjimo triukšmo klasės padangas. Tokiu atveju, jei reikia nustatyti reikalavimą dėl aukščiausio sukibimo arba aukščiausio išorinio riedėjimo triukšmo klasės padangoms, tokiu atveju reikalavimo, kad padangos turi atitikti aukščiausią degalų naudojimo efektyvumo klasę, tokio reikalavimo nustatyti neprivaloma. Numatytas energetikos ministro įsakyme ir reikalavimai paslaugų bei darbų pirkimams ir koncesijoms, kuomet vykdant paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus ar koncesijų suteikimo procedūras yra įsigyjamos ar naudojamos naujos prekės iš energetikos ministro patvirtinto prekių sąrašo. Tokiu atveju toms prekiams turi būti numatyti ir energijos vartojimo reikalavimai tokie, kokie yra patvirtinti energetikos ministro įsakyme. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šis reikalavimas taikomas tik naujoms prekiams, kurias paslaugų teikėjas arba koncesininkas įsigyja vykdydamas sutartį. Viešųjų pirkimų tarnyba yra parengusi rekomendacijas dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų taikymo prekiams. Tos rekomendacijos yra parengtos visoms produktų grupėms, kurios yra energetikos ministro įsakyme patvirtintame prekių sąraše. Šios rekomendacijos yra atnaujintos pagal nuo gegužės 11 dienos įsigaliojusį teisinį reglamentavimą. Tokiu atveju pirkimo vykdytojai, vykdydami tokių prekių pirkimus, pirkimo dokumentuose nustatydami energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, gali vadovautis viešųjų pirkimų tarnybos specialistų parengtomis rekomendacijomis. Šiuose rekomendacijose yra pateikta informacija ne tik dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų statymų pagal energetikos ministro įsakymą, bet ir rekomendacijos, kaip vykdant žaliuosius pirkimus, kai yra įsigyjamos prekės, kurioms yra patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, gali būti įsigyjamos ir kaip tie reikalavimai turi būti nustatomi. Todėl visais atvejais įsigyjant tokias prekes kviečiame vadovautis viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis rekomendacijomis. Kada galima netaikyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų? Energetikos ministro įsakymas numato, kad perkančiosios organizacijos, perkantieji subjektai ar suteikiančios institucijos gali netaikyti prekiams nustatytų energijos vartojimo reikalavimų, jeigu jų tas sprendimas yra pagrįstas ir tenkina bent vieną iš numatytų aplinkybių. Tai yra, gali netaikyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, jeigu reikalavimų taikymas darytų neigiamą įtaką viešajam saugumui arba trukdytų reaguoti į ekstremaliasias visuomenės sveikatos situacijas, gali netaikyti reikalavimų, jeigu prekių nėra rinkoje, jeigu ES rinkoje nėra reikalavimo energetinio efektyvumo prekių, kaip jau minėjau anksčiau, tuomet privaloma įsigyti aukščiausios prieinamos klasės prekes. Taip pat gali netaikyti, jei reikalavimų negalima pritaikyti dėl prekių techninių savybių, dėl kažkokių technologinių apribojimų arba kai tai yra nesuderinama su esama infrastruktūra.
Atskiras reikalavimas energetikos ministro įsakymais yra numatytas pastatams. Svarbu paminėti, kad kai įsigyjami ar nuomojami nauji pastatai arba suteikiamos koncesijos susijusios su naujų pastatų statyba, privaloma užtikrinti, kad naujieji pastatai turi atitikti jiems numatytus energijos beveik nevartojančių pastatų reikalavimus, taip kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. Ir atitiktis energijos beveik nevartojančio pastato reikalavimams turi būti pagrįsta energetinio naudingumo sertifikatu. Šie reikalavimai gali būti netaikomi, kai pastatas yra nekilnojamoji kultūros vertybė arba kai planuojama pastatą perparduoti arba numatoma atlikti esminį pastato atnaujinimą, kurio reikalavimai nustatyti teisės akto arba griovimo darbus. Pasikartosiu, šis reikalavimas taikomas naujiems pastatams. Tačiau įsigyjant arba nuomojant esamus pastatus, nebūtinai naujus, kai tai techniškai ir ekonomiškai įmanoma ir pagrįsta, turi būti siekiama įsigyti taip pat beveik energijos nevartojančius pastatus. Bet tai nėra privaloma. Šis reikalavimas tik tai numato, kad turėtų būti vadovaujamasi energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principu. Įvykdžius pirkimus ir nustačius energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus prekiams, svarbu apie tai pažymėti pirkimo procedūrų ataskaitoje, tai yra tinkamai užpildyti ATN1 formą. Pildant ATN1 formą, reikėtų pasirinkti pirkimo procedūrų ataskaitos 11 dalį, kur yra sutartis, ir užpildyti langelį, kuria 2.4, kuriame turi atsakyti į klausimą, ar buvo perkama prekė iš energetikos ministro įsakymų patvirtinto prekių sąrašo. Jeigu tokia prekė buvo perkama, tuomet pažymime taip. Kitas žingsnis yra pažymėti kitame langelyje 2.4.1, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai. Ir tokiu atveju, jeigu jūs pirkote prekę iš sąrašo ir taikėte energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, taip pat turite pažymėti taip. Tik pažymėjus tinkamai dėl šių reikalavimų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo, galite tvirtinti, kad ATN1 ataskaitą užpildėte tinkamai ir nurodėte, kad kokias prekes, ar įsigijote prekes iš energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo ir ar tuos reikalavimus taikėte praktikoje. Dėkoju už dėmesį. Į visus kilusius klausimus dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų nustatymų viešuosius pirkimus galite rašyti į mūsų platformą klausk@vpt. Dėkoju Jums dar kartą už dėmesį.